Labas draugė, sveikas, malonu matyti. Rugpjūčio 26 diena ir randuosi avietinė. Eisime pažiūrėti remontantinę vietę Poimat. Rugpjūčio 26 dieną, kaip atrodo uogos, kiek yra priderėjusių uogų, koks dydis. Pasversime irgi 10 uogų, pažiūrėsime kiek jos sveria. Šiaip Poimatas truputį stiebai badosi, nedaug. Bet šiaip labai derlinga, greitai skinasi uoga, tai žinokit, galima labai greit priskinti, verta dėmesio ir iš tikrųjų manau, kad kiekvienam pasisodinti tikrai būtų įdomu Poimatą. Tai einam pažiūrėsim, kokią dydžio uogos ir paskui dar pasisversime. Gerai, einam žiūrėti. Taip, užėjau, pataikiau iš šiaurinės pusės, nieko tokio. Tai va, Poimato uogos, matot kokio dydžio, va toks dydis, Poimato uogos. Labai lengvai, greitai skinasi, indelis greitai pilnėja. Tai jeigu viskas gerai, kaip ir prieš tai minėjau, humusinga žemė, su laistymu viskas tvarkoj, nupurkšta nuo ligų, tai iš tikrųjų Poimat uogų turėsit pakankamai daug, greitai skinasi, didelės. Poimatas truputį vėlyvesnė už polianą. Sakysim, irgi tokia vidutinio ankstyvumo, labai derlinga, uogos didelės. Tai vat, taip atrodo Poimat, draugai. Taip, nuskynėm 10 aviečių Poimat, tai remontantinė vietė. Einam, pasversim ir pažiūrėsim, kaip ir kiek sveria 10 uogų ir pasižiūrėsime, koks yra Poimat aviečių uogų svoris. Taip, priėjome prie svarstyklių ir dedam 10 Poimat uogų. Kaip matot, 50 gramų, 10 uogų sveria 50 gramų, paklaida 5, tai gali būti 5,5 vidutiniškai. Aišku, yra didesnių uogų, ten ir po 8 gramus ir po 9, bet vidutiniškai, kaip matėt, 5 gramai uoga. Nu va, draugai, pamatėte, kaip atrodo remontantinė vietė Poimat. Tikrai labai įdomi uoga, labai tvirta, labai gerai laikosi, greit skinasi. Tai va, taip atrodo remontantinė vietė Poimat. Tai jeigu video buvo įdomus, tai neužmiršk paspausti like, pasidalinti. Ir palinkėsiu tau geros dienos, geros likusios vasaros ir viso geriausio. Iki!